Labą dieną visiems. Nauja diena. O naują dieną ne prie buso, o nutariau biškį pailsėti nuo buso. Gaminsiu patiekalą. Kazanę. Iš manęs gamintojas irgi kaip iš kažko tai, kaip ir vėl sakysiu, iš Nausėdos balerina. Tai įsivaizduojat, koks aš gamintojas. Nu ką, einu gaminti valgyti šiandien. Taip nutariau. Neblogas oras. Busas jau pradedu užpisti. Kiekvieną dieną prie jo. Tai sakiau, pagaminsiu maisto. Šiandien mačiau video. Visai atrodė neblogai. Vieną tokį stebiu Airambitas, kaip jis ten pasivadina. Tai va. Turiu produktų nusipirkęs. Čia vis tie du maišiukai kainavo 600 kronų. Reikės anglių. Reikės angliams uždegti. Reikės mėsos. Reikės nealkoholinio alaus, aišku. Kaip taip. Nesigamina paskui. Reikės morkų. Reikės... Čia šiaip savo nusipirkau dėti žorijas. Reikės cukinijas. Reikės svogūnų. Reikės paprikos. Ir reikės česnakas. Ir dar reikės bulbės. Bulbės netrauksiu. O patiekalas pasivadina patiekalu, nes neatsimenu kaip. Toj pažiūrėsiu. Gal liko. Kaip tai šitas patiekalas pasivadina, aš nesuprantu. Taip, patiekalas pasivadina. Ok. Nebėra, ištryniau. Nu vienu žodžiu, paskui pasižiūrėsiu ir aš jums pranešiu. Tai gerai, einu, aš viską nusiplausiu, nefilmuosiu, ką plaunu čia, nusiskusiu, nusilupsiu ir tada pradėsim filmuoti, kaip viską reikia, ką sumesti. Nu va, viską nusilupau, nusiskutau, bulvės šviežios, jas užtenka nuplauti. Visokių pipiriukų, visokių praskoniukų, dar biskitį reikia atnešti, aliukas. Nu į ką reikia užkurti ugnį. Reikia užkurti ugnį, kad jis kūrentųsi. Ir aš viską pradėsiu pjaustyti. Nes reiks labai karštos ugnies. Čia gerai bus. Mėsime anglių. Daug anglių. Gerai. Varysim skysčio. Aišku, žiegtuvėlio nėra. Varysim skysčio. Belė kiek, gal kas susikurs. Ir biškį pamirksta. Einu žiegtuvėlį susirasti. Ok, žiegtuvėlį, kur tu esi? O tai niekur. Prisergiau kriauklę, tai biškį išplausiu. Gerai, iš kur žiegtuvėlį gaunama? Gerai, kišenės reikia paieškoti. Va, radau žiegtuvėlį.
kad būtų užsidegs. Viškas yra adaras, tegu kūrenas. O aš ką pradėsiu nuo mėsos. Patieklo dar nepasižiūrėjau, koks pavadinimas, bet jūs pamatysit pamatysite užrašą. Gerai. Ten tas žmogus, aš nesu gaminęs to patieklo nė karto gyvenime. Tas žmogus darė šitai. Pjovė mėsą. Šitai. Opa. Pjovė mėsą. Ir tokiom rekelėm supjaustė. Nesmulkiai, bet supjaustė. Paskui pjaustė bulves. Aš irgi. Taip. Pjaustė kažkas panašaus. Aš ir taip pjaustysiu. Pjaustė šitaip. Šitaip. Kas per fuck? Šitaip. Va taip va, visas bulves supjaustė. Kas nori nusilupat? Gerai, bulvės supjaustytos. Dabar padarysim pjaustyti morkas. Morkas neatsimenu kaip pjaustyti, bet jaučiu šitaip. Prisidėjau viską ant stalo. Jaučiu šitaip. Panašiai, kad nebuvo tokiau smulkiai. Jis dėjo viską į vieną bliūdą. Nu va, morka supjaustytas. Pjaustysim cukinę. Cukinė irgi va šitaip. Man atrodo. Šitaip. Ir šitaip. Gal grįžtų, nežinau. Bet čia stovi reikalas. Nu va, cukinė supjaustyta.
Svogūnas. O kaip be svogūno? Svogūnas gal smulkiau, ne, ir stambiai varė. Varysim stambiai. O gal smulkiai, nežinau. Stambiai suvarysiu. Kai mažiau ašaročių. Aš pradėjau stumti. Jau smulkinu. O. Tada. Viskas čia sukepsiu. Au, vis neįpiršta, na gerai. Česnaką dar nemačiau, ką jis darė su česnaku, bet tikrai nei vieną dėjo. Gerai, viską va sudedam. Einu atsinešti kazaną. Jį turim įkaitinti. Ai! Dar šitą, blėt, reikia. Pjaustyt. Kaip aš užmušau? Paprika. Paprika irgi reikia pjaustyti. Ir vieną. Biškai kažkokios pagelės paprika. Sieklos papuvusios kažkokios. Jau mane pisa, bet parduotuvė. Jau, bet iš vidaus. Kaip galima iš vidaus būti? Ne iš išorės pavyzdžiui, tarkim. Čia viskas supuvė. Nu, nežinau, šitą eik. Ne. Su paprika mane apipisom. Nu, šitą gerą. Nu va, atsinešiau kazaną, įdėjau kazaną. Reikia pilti aliejaus. Biškį. Nu kaip biškį? Reikia pilti. Normaliai. Reikia pilti aliejaus. Dabar gali užsidegti man. Prapyliau pro šoną. Gali užsidegti. Na ir turim palaukti, kol įkais. Kais tada dėsim mėsą. Neįtikėtinai greitai kaito. Dėsim mėsą. Reikia. Mėsą turi apskrusti aukštos spalvos, taip sakė. Va. Nu va, gavosi
Ne auksinė spalva. Nors gal ne tokiam kazanė kepu. Gavosi tokia tamsi spalva. Kazanas jau reikėtų deginti. Ir pilam svogūnus, bulves, morkas. Aišku, paprika vėliau. Viską permaišom. Viskas turi keptrus. O. Kepam, maišom, kol gražiai viskas apskrus. Gal mano per didelė ugnis, nežinau, gal čia valgysiu viską pužalę, kojas dega. Per daug anglių jaučiu pridėjau. Gerai. Nu ką, pats laikas dėti prieskonius. Dėsime druskelę žiupsnelį. Nu kokį žiupsnelį, nu tokį va žiupsnelį. Nu dabis, kur gal nepasūdys. Gal į paprikų sudėsiu. Paskui dėsiu paprikos. Paprikos pridedam paprikos, va tiek. Viską dedu iš akies. Paskui įdėsim pipirų. Daug pipirų. Pipiriukų reikia, kaip be pipirų. Paskui įdėsim, čia tokių visokių. Nedėsim, nes jis ir net kimštas. Įdėsim tokių. Šiaip prieskonio bus daug nuo daržovių, tai čia nereikia. Įdėsim dar tokių žiupsnelių. Gerai, dabar permaišom. Kvapas tai nerealus. Aš jau dabar valgysiu. Kvapas tai nerealus. Kur kai kojas dega. Kaip čia viskas apskrudę. Aš net neįsivaizduoju, kaip čia viskas apskrudę. Nu ir dabar dedam papriką, česnaką ir cukiniją. Eik tu sau, dar reikėjo pomidorų padažą įdėti. Gerai, įdėsim pomidorų padažą. Viską kartu. Užteks vieno indelio 400 gramų. Ten dėjau dar mažiau. Aš įdėsiu daugiau. Su pomidorais nusipykstu. Permaišom. Kaip tik persimaišys. Gerai prieskoniai. Kaip čia skanu. Aš net neįsivaizduoju. Niekas nesvyla, kazanas geras. Ir įpilam vandens. Stiklinę. Aš vis daugiau, nes mano kazanas didesnis. Ir paliekam kem minučių troškintis. Ir prisijungsiu, kai jis sutroškins. Nu va,
Jau ir išverė. Viską ne taip dariau. Visiškai viską ne taip dariau. Man reikėjo visai ne čia virt, ne šitam kazane. Man reikėjo daryti šitame, bet viduje, kad būtų kazanas. Ir kad paskui ant temperatūros ten kepčiau. Bet pas manęs taip nebuvo. Aš čia, kaip sakant, išviriau, apkepiau ir išviriau viską. Bet kazane. Bet o, kaip gerai atrodo. Kaip skaniai. Seilė varva tiesiog. Buvo švedas atėjęs, tai nefilmavau. Aišku, dar padariau šparaginių tų... Šparaginių. Net nežinau, kaip pasivadinau. O tai mulkis. Tų, karoči, pagaliukų. Su beikonu apinavau. Parodysiu paskui, kaip gavosi. Ir kurinuva. Orkaitei. Savos gamybos. O, kai čia skaniai bus. Reik paragauti. Nieka nebus, neapsulaukiu. Mėsa tai gerai. Nesiekia tai gerai. Žiūrėkit, kad nesiekia. Tiesiog tirpsta burnoj. Kaip karšta. Kaip skanu. Wow. Kaip skanu. Negali būti. Būti taip skanu. Karšta. Kaip karšta. Be kas per kvapas, kas per skonis. Mėsa tai pizdės, skanumo. Reik baliuoja paragauti. Per karštą einu jį kasti. Gal reik papūsti. Nesuprantu skonio, per karštą. Be skanu. Nu belia kaip iškepė viskas. Viskas tirpsta burnoj, nieko nesuprantu. Nu nežinau. Nepesakysiu kaip skonis, skanu ir viskas. Užteks tiek. Eik, tu sau, kai gerai čia gavosi. Jūs pažiūrėkit. Morkytės, cukinija, svogūniukai, česnakas, bulvytės, mėsytė. Oh my god, kas čia dabar? Viskas čiotkai. Nu ir gerai, viskas. Šiandien tiek. Skanu. Einu valgyt, nes labai skanu. Susimatysim per kitus video.